Sveiki dar kartą. Pagaliau pavyko prisijungti, atsiprašau už techninius nesklandumus. Deja, taip kartais nutinka. Laukiu jūsų besijungiančių iš naujo, džiaugiuosi, kad apskritai pavyko pasijungti, nes viskas pakybo kažkaip keistai ir negalėjau nieko padaryti tiesiog. Deja, tai yra technika, tai yra nežmogiškas faktorius, tai techninis faktorius, techninis nesklandumas. Džiaugiuosi, kad jūs jungiatės iš naujo. Gerai, kaip mane girdit, kaip mane matot, parašykit, prašau. Dabar ir komentarus matau. Sveiki, sveiki. Sveiki, gerai, jungiatės, džiugu. Viskas tvarkojam. Gerai, tai mes ką šiandien toliau tęsiam temą, išsiskyrimo temą. Sunku ir turbūt ir nemalonu nei klausyti apie tokius dalykus, nei kalbėti nėra malonu, man yra daug malonesnių temų, bet dabar tiesiog yra serija paskaitų skirta išsiskyrimui, nes artėja kursas skyrybos, laisvė po skyrybų, kaip išgyventi skyrybos, jisai jau labai greitai. Visą informaciją rasite apie kursą po šito live video. Tai užtat aš dabar tiesiog, žinot, kaip sakoma, įeinu į temą ir pati jūs įvedu į temą, tas, kas norėsite dalyvauti, tam, kam aktualu, kas išgyvenote sudėtingas skyrybas, kas išgyvenate sudėtingas skyrybas, ta prasme, kokiam jūs etape dabar bebūtumėte, bet daugumai iš mūsų turbūt per gyvenimą tenka ne vienas išsiskyrimas, vienas skausmingesnis, kitas mažiau skausmingas ir taip toliau. Bet vis vien mes su tuo susidurėme su tais išsiskyrimais ir su praradimais. Ir va čia tik tai svarbiausia visų požiūris yra, nes daugam skyrybos tai yra visiška pasaulio pabaiga, ne tai, kad ten santykių pabaiga, pasaulio pabaiga. Taip, skyrybos iš tikrųjų yra santykių pabaiga, didelis gyvenimo pokytis. Jis paliečia emocinę, psichologinę, socialinę, finansinę žmogaus būseną, bet tai aišku ir iš tikrųjų sudėtingas reikalas, bet tai ne pasaulio pabaiga. Ir va čia apie tai reikia kalbėti, tai reikia suprasti, nes daug kas iš tikrųjų labai stipriai įkrenta šituo etapu į depresijas įvairiausias, į visokius emocinius tokius sunkumus, psichologinius tokius, niekaip negali ten išsispręsti, su savim susitaikyti, susitarti. Ir šiandien kalbam, kodėl būtent tos skyrybos yra tokios sunkios emociškai. Kiekvienas žmogus į skyrybas žvelgia labai skirtingai, išgyvena labai skirtingai. Vieniems tai išsilaisvinimas, vieni džiaugiasi, skiriasi ir džiaugiasi. Pirma tuokėsi ir džiaugiasi, ženėsi ir džiaugiasi, po to skyrėsi ir džiaugiasi. Ačiū Dievui, maždaug viskas, galiu atsikratyti to žmogaus, taip. O kitiems tai yra didžiulis sukrėtimas. Ir tikrai tos skyrybų priežastys jos gali būti labai įvairios, bet dažniausiai, statistiškai, tai vis tik tai yra santykių toks išsekimas, pasibaigimas, arba trečiojo asmens atsiradimas. Tai yra labai dažnai. Tai va tokie pagrindiniai atvejai, tai yra šitie du. Aišku, jų yra įvairiausių atvejų, priežasčių yra įvairiausių, bet šitie yra pagal statistiką yra dažniausi atvejai. Ir skyrybų scenarijai jie gali būti irgi įvairūs. Lengvesni atvejai tai galbūt tada, kada tai yra jauni žmonės, galbūt kai dar neturi vaikų, kažkokių tai neturi bendrų ten kažkokių finansinių įsipareigojimų, kreditų. Ir tada jie kažkaip tai jie lengviau atsigauna, jie greitai įeina ir greitai išeina, kaip sakoma, taip. Ir dar, pavyzdžiui, kada trumpalaikiai santykiai, kur nebuvo labai gilus emocinis prisirišimas. Sako, nespėjau dar įsimylėti normaliai, nespėjau pamilti stipriai. Tai tada va šitokie atvejai lengvesni.
Sunkesni atvejai, kaip pavyzdžiui, nu kokie čia gali būti, pavyzdžiui, kai vienas iš partnerių nenorėjo skirtis, nenori skirtis, jam viskas yra gerai, jisai patenkintas, kitas, vat, pavyzdžiui, sugalvoja skirtis ir staiga, kaip iš giedro dangaus pasako, viskas aš skiriuosi. Kada dar, kada yra labai daug metų pragyventa kartu, įdėta labai daug darbo į tuos santykius, kai yra vaikų, kai yra daug bendro turto, kažkokiu tai ten veiklų, verslų bendrų ir taip toliau. Čia irgi būna visai ką žymiai sunkiau. Kada dar, kada yra labai stiprus emocinis prisirišimas, kažkokia taip tiesiog emocinė priklausomybė, prilipimas, tiek fiziologinis prilipimas gali būti, tiek finansinė priklausomybė. Pavyzdžiui, moteris, daleiskim, šeimoje nedirbo, augino vaikus ir skyrybos jai, tai iš tikrųjų tai yra finansinė, santuoka yra finansinė priklausomybė. Skyrybos iš karto tai yra, nu, tokia savotiškai yra labai didelis išbandymas skyrybos. Nes reikia tada pradėti galvoti, ką čia dabar daryti toliau, kur čia to darbo ieškoti. Ir kada dar labai sunkus atvejai, kai skyrybos vyksta per didelius konfliktus, neharmoningai, nežmogiškai vyksta, kada įsitraukiama į didelius teismus, kada ten manipuliuojama per vaikus, per įvairiausius turtinius ginčius ir taip toliau. Kada dar gali būti sudėtinga, kada tenka dažnai matyti buvusi partnerį, pavyzdžiui, bendri vaikai, kada kažkoks tai verslas, bendras darbas ir panašiai. Ir aišku, kada skyrybos, tada, kada mes labiausiai nesitikim, kada žmogaus tiesiog žmogaus mirtis, tai irgi yra skyrybos, tai irgi yra išsiskyrimas. Ir ypatingai, kada tai yra netikėta, kada nelaukta, dar kai žmogus serga, ilgai guli pataluose ir mes ten matomės, dar kažkaip susitaikom su tuo, bet ir tai ar įmanoma susitaikyti su artimo mirtim, tikriausiai ne, nebent to artimo žmogaus ant tiek nebekenti, bet jeigu myli ir jeigu vertini ir gerbi ir iš tikrųjų tai tikrai yra labai skausminga. O ypatingai, kai tai atsitinka netikėtai, tai yra dar baisiau, dar skausmingiau, nes niekas tam nepasiruošęs, pasiruošimo nepraeita. Ir dar yra labai svarbu suprasti, kad skyrybos apskritai gali būti labai skirtingos. Pavyzdžiui, ką tai reiškia skirtingos? Pavyzdžiui, yra labai laukiamos skyrybos, būna labai laukiamos. Nes kada laukiamos, kada, pavyzdžiui, tai yra toksiški santykiai. Pavyzdžiui, moteris gyvena su smurtautoju, kuris ten ją mušė, ten gėrė, pavyzdžiui, narkotikai, arba ten kažkoks labai narcizas, Alfonsas ar dar kažkoks, ir jau pirmą, kaip ir viskas gerai buvo, nematė, nesuprato ten, arba galvojo, kad savo meilę pakeistą žmogų, pakeisti nepavyko ir po to jau tos skyrybos pasidaro laukiamos. Ir laukiamos, kada dar būna, kada nori pabėgti pas tą taip vadinamą trečią asmenį, kada yra tas meilės trikampis, kada norisi pabėgti pas meilužį, kuo greičiau. Ir skyrybos tada mintyse tenai viduj galvoj prilygstama kažkokiam naujam gyvenimui, kažkokiai naujai ten laisvė ir panašiai. Ir čia visiškai nesvarbu, ar čia vyrai ar moteris. Visi mes, jeigu yra trečias asmuo, tai atsiranda ten įsiplėskė meilė ir panašiai, norisi pabėgti greičiau, ką darysi, tiesa. Bet tas, kuris lieka, nuo kurio norima pabėgti, tai lieka įskaudintas, lieka labai nelaimingas. Tai ir gaunasi, kad vieniems tai yra išsivadavimas, o kitiems gali būti absoliuti tragedija. Ypač dar kartą kartoju, kada labai netikėta. Nes kada psichotraumų užuomazga prasideda, tada, kada yra labai netikėta. Čia pirmas ir pagrindinis faktorius psichotraumos atsiradimo, tai yra netikėtumo faktorius. Ir sunkiausia, tiems, kuriuos ištinka tas netikėtumas, sunkiausia yra paliktiems, nes tu supranti, kad mane paliko, kad su savivertė tada gali būrėsdėti kažkokie tai reikalai, pradedi galvoti ir suprasti, kad reikės pradėti gyvenimą vienam, reikės iš naujo, reikia dabar už kažko tai kabintis ir dažniausiai to artimo praradimas ypatingai netikėtas, jisai prilygsta artimo mirčiai. Ir tai yra tikrai vienas iš sunkiausių psichotraumų. Ir tada tikrai labai sunku. Ir tada ten tikrai tenka pilnai surinkti save iš naujo. Ir
netekčiai, va šitai netekčiai, tam praradimui išgyventi tikrai reikia laiko. Kaip minimum metus, kaip minimum metų reikia, kad žaizdos užgytų, metų. O kur jau ten būna tikrai, kad metų metais tos žaizdos neužgyja, metų metais vis galvojama apie tai, vis pergyvenama, vis niekaip negalima atleisti, paleisti ir taip toliau. Arba ten, pavyzdžiui, kur vyksta labai sudėtingos, skausmingos skyrybos per teismus ir kur stipriai įtraukti vaikai, ten irgi yra labai labai sunku. Ir mes visi nežinom, kas mūsų laukia po tos skyrybų. Mes tiksliai niekas nežinome. Mes turime tik tai idėją. Mes turime idėją, mes įsivaizduojam, kad bus vienaip, o gyvenimas dažnai parodo visiškai ką kitą. Vieni išeina kažkur tai geriau, dar kartą kartuoju, kiti tiesiog į savęs sužlugdymą. Ir apie tuos atvejus skyrybų, kai bėgama išsigelbėjimui, kol kas aš nekalbėsiu, gal dabar tiesiog norėčiau pakalbėti galbūt apie tuos dažnesnius, kada dėl trečio asmens, kur bėgama, kur manoma, kad, jau dabar ten tikrai rasiu geriau. Mano, kad išsiskirs, paliks tą nusibodusi arba tą blogą partnerį, ten žmoną arba vyrą ir vaikus ir nubėgs ieškoti laimės pas kitą. Galbūt pas jaunesnę ar jaunesnę, gražesnę ar gražesnę, turtingesnę ar turtingesnę. Ir tada tai bus laimė. Ir čia visiškai nesvarbu, vėlgi vyras ar moteris dabar klauso ir visiems yra tas pats, nes galvoja, bus tenai laimė. Ir juk mes visi ieškome būtent laimės, visur ieškom laimės ir ieškome įvairiausiais būdais. Deja, kartais iš tos laimės po to būna tikra nelaimė, nes ir vienus tiltus sugriauni, nebegali jau ten grįžti, viskas dažniausiai taip. Ir tie kiti potyriai, jie irgi gali, pavyzdžiui, labai greitai išblėsti. Veltui sakoma, meilė trunka 3 metus, kol ten veikia laimės hormonai, tai įsimylėjimo hormonai, kol rožiniai akiniai, ten viskas fainai, ten viskas yra gerai, ten atrodo, bet irgi po to išblėsta, laimės hormonai pradeda silpti ir žiūrėk, nėra geriau ir vėl tas pats, bet kol meilužiai, ten euforija, ten dopaminas, ten aistra, o kai pagyvena tikrą gyvenimą, tos, kai aistros įsisklaido, dažnai labai būna gailimasi tos santokos, gailimasi tų vaikų paliktų ar dar kažkaip to žmogaus palikto. Nes meilužė tai yra šventė, tai yra nuotykis, o santoka, gyvenimas santokoje, tai ten tikras gyvenimas, ten yra tikras gyvenimas. Ir taip žiūrėk, neranda tos laimės, ir nelaimingi vis vien. Problema yra didžiausia tame, kad mes visi ne ten tos laimės ieškome, mes jos ieškome išoriai. Mes pamirštame, kad laimės reikia ieškoti savo viduje visų pirma. Tai mano pirmasis patarimas turbūt būtų patarimas, nemėgstu aš dalinti tų patarimų, noriu pasakyti tiesiog galbūt mano nuomonė. Tai mano nuomonė būtų, kad nereikia skubėti, bėgti kitur. Nereikia, kada skiriamasi, skubėti bėgti į kitus santykius. Nereikia, reikia ne į naujus santykius eiti, o yra toks posakis, eikite į dykumą. Eikite į dykumą, kad ten, nereikia, čia tik tai yra metaforinis posakis, nereikia pabūti vienam, reikia susivokti, suprasti, o kaipgi ten yra iš tikro, ko aš dabar iš tikro noriu. Pagalvoti, ar dar galima ką nors iš viso padaryti, ar čia jau viskas ar beviltiška ir panašiai. Nebent aišku, nebent jeigu jūs jau ten turite ką nors numatę, žodžiu, skiriatės vardan kažko, tai jūs nenorite, jūs bėgsite į tą santykį. Bet jeigu jūs vis tik tai skiriatės ir skiriatės apgalvotai, tai nereikia skubėti į naujus santykius iš tikrųjų, reikia tikrai leisti sau duoti laiko, su viskuo pabūti, prie savęs priprasti, prie savo naujos būsenos ir ieškoti atsakymų į klausimą, o ko aš dabar iš tikrųjų noriu, kas man dabar iš tikrųjų yra svarbu, ko aš apskritai noriu santykiuose, kokios aš partnerystės noriu, kas man būtų už vis svarbiausia. Ar jūs mane matote?
Parašykit, prašau, ar jūs mane matote, nes vėl kažkoks man kaip pastrigimas rodosi. Duokit atgalinį ryšį, ar matote, ar girdite, ar girdit. Ir kaip ir sakiau, lengviausios skyrybos tai yra tada, kada skiriasi jauni žmonės, be vaikų, be turtų, ten susibėgo, išbėgo, paverkė kiek ir žiūrėk jau kiti santykiai. Sunku skirtis yra, kada vaikai ir ypač būna sunku labai žiūrint į vaikus, nes skyrybos labai stipriai veikia vaikus. O kaip veikia vaikus? Kas atsiranda? Atsiranda labai didelis nesaugumo jausmas. Vaikai tada tarsi, žinokit, jie tarsi jaučiasi praradę pagrindą po kojom, jiems griūna jų visas pagrindas po kojom. Čia buvo stabilumas, čia buvo aiškumas, o dabar neiškumas ir aš esu visiškai nesenai čia konsultavus vieną klientę, kuri mes ėjome iki to momento, iki jos tėvų skyrybų momento ir jinai tenai padarė išvadą, kada tėvai skiriasi, kada tėtis išėjo, jinai padarė tokią, viduj savo, kad viskas, mes dabar neišgyvensim, mums dabar bus blogai, mes greičiausiai neišgyvensim. Ir vat nuo to momento, kai ten, nežinau, kokie 7 metai buvo, dabar neprisimenu, visas sąmoningas, tas visas protas yra nukreiptas, sąmoningas ir nesąmoningas, yra nukreiptas į tai, kad išgyventi, kad žūtbūt išgyventi, kad reikia viską daryti, kad išgyventi. Ir tikrai vaikams tai yra tikrai labai didelis išbandymas, nekalbam apie mus, suaugusius, kurie nusprendžiam padaryti šitą žingsnį, bet vaikams tai yra jų pasaulio sugriuvimas, aišku, žiūrint kokio pasaulio, ten visokio to pasaulio būna labai smurtaujančių šeimų ir tikrai labai baisių santykių, bet žinokit, vaikai dėja, jie vis vien, kad ir kokie ten tėvai būtų, jie vis vien vaikai myli savo tėvus ir jie nori šitų tėvų. Irgi kiek iš savo praktikos galiu pasakyti, kiek konsultavau žmonės, yra tikrai buvo tokių baisių vaikysčių. Tai vienetai žmonių, kurie norėjo pakeisti savo tėvus. Bet jau per 7 metus, kiek konsultuoju individualiai, tai sakau, buvo vienetai žmonių, kada darėm regresinę terapiją į vaikystės psichotraumas, vienetai žmonių norėjo pakeisti savo tėvus, vienetai, įsivaizduokit. O visi kiti, kad ir kaip ten būtų, vis vien myli tos savo tėvus. Ir jiems tai yra baisu, prarasti pagrindą po kojomis. Ir ką dar labai dažnai linkia vaikai linkia į savęs kaltinimą. Ypač, žinokit, jaunesni vaikai, nes suaugę jau vyresni vaikai, tai jie jau sąmoningesni. O maži vaikai, žinokit, labai dažnai galvoja, kad būtent jie yra skyrybų priežastis. Įsivaizduokit, jie su tom savo galvelėm perima šitą atsakomybę ir galvoja, kad čia per juos taip viskas vyksta. O jeigu dar nedaug dieve, ten tėvai kažką tai lepteli, kažką tai pasako, ten, žodžiu, tai tikrai, patikėkit, vaikai labai įkrenta į tokią kaltės jausmą. Ir kaip dar labai sudėtinga būna vaikams, nes per juos dažniausiai ir būna suaugusių žmonių manipulacijos skiriantis. Ir kai kurie tėvai labai stipriai naudojasi vaikais kaip priemonę kontroliuoti buvusi partnerį arba kažkokiu tai siekti savo tikslų per tos vaikus, per kažkokią tai tą manipulaciją. Ir vaikams tikrai tokiuose situacijose būna labai sunku. Kas dar čia yra svarbu, tai yra dviejų pasaulių konfliktas. Vaikai gali jaustis tarp dviejų ugnies linijų, kai abudu tėvai tempia į savo pusę. Ir vienas vienaip pasakoja, kitas kitaip pasakoja, tiem vaikam pabandyk susigaudyti, kaip yra iš tikro. Tai gerai, jeigu jie mato ir supranta, kaip yra iš tikro, o jeigu nemato ir nesupranta, kaip yra iš tikro, jeigu tai yra nesupranta, dar per maži, kad suprasti ir taip toliau. Tai vaikai iš vis tada juos išsidalina, jų tenai galveliai, nes myli abudu tėvus, o vienas vienaip sako, kitas kitaip sako ir jie tenai visiškai pasimeta ir tikrai labai stipriai išgyvena. Tai ir jeigu iš tikro pas jūs dabar tokia situacija, vaikai kenčia irgi kartu su jumis tą skyrybų, jūsų tą skausmą, taip vadinkim, tai būtinai ieškokit pagalbos, ieškokit psichologų, kažkaip jiem padėdinėkite, nes jiem tikrai, žinokit, skyrybos būna užsitęsia kartais ir labai ilgai, ne tik tai teisiškai jos, bet ir netgi tiesiog taip gyvenimiškai. Ir reikia tada tikrai pagalbos vaikams. Ir
O kodėl žmonės negali taip dažnai ilgai paleisti partnerių iš savo galvos po skyrybų, tai irgi labai labai opus ir svarbus klausimas, nes labai dažnai įsivysto būtent emocinė priklausomybė. Kada, kai žmogus pririštas prie savo partnerio ir tada gaunasi tas praradimas, tampa kaip tokia tapatybės krizė. Dažnai žmogus jis net nebežino, kas yra be to žmogaus čia. Taip, čia. Ir tokių emociškai priklausomų žmonių yra labai labai daug. Ten, kur didelės ašaros, išgyvenimai, mane paliko, ne? Ir dar kodėl sunku paleisti, nes gali būti nebaigti kažkokie tai reikalai. Ypač jeigu, pavyzdžiui, skyrybos įvyko kažkaip labai netikėtai, buvo labai kažkokiu tai daug nuoskaudų neišsakyta ir tada protas nuolat, mintis nuolat sugrįžta prie to klausimo, o kas jeigu ten, pavyzdžiui, gal aš būčiau ten, pavyzdžiui, ten taip padaręs arba padariusi ir ten, arba jeigu aš būčiau išsakiusi, aš neišsakiau, ar pastoviai vedamas galvoje toksai dialogas, tarsi kalbamasi su to buvusiu partneriu, dar žodžiu, vis grįžtama ir grįžtama prie tos minties ir nu, tai irgi ta pati emocinė priklausomybė. Dar kas gali būti iliuzinis praeities idealizavimas. Nes po kurio laiko žmonės dažnai prisimena ne skausmą ir problemas, o gerus momentus. Mes nenorim to skausmo prisiminti, mes nenorim tų blogų momentų prisiminti, nes ten skauda, tai natūralu. Ir mes norim, nu taip jau gaunasi, psichika mus, kadangi saugo nuo skausmo, tai mes daugiau prisimenam gerus momentus. Ir tada mums pradeda atrodyti, galgi viskas buvo ten jau ne taip blogai. Ir dėl čia dažna labai priežastis, dėl ko grįžtama į tuos konfliktinius visokius toksiškus santykius, nes galvom, gal vis tik tai ten ne taip blogai. Buvo ypač jeigu pagyvenama atskirai, pabūnama vieniša ir pamatoma ten, pradedama susitikinėti su kitais ir pamatai, kad tenai ne ką geresni variantai ir tada vėl dar labiau idealizuoju ten savo tą iliuzinę praeitį ir tada galvoju, nu gal tikrai tenai ne viskas buvo taip blogai ir tada norisi grįžti. Bet paprastai dažniausiai kaip grįžta ir vėl ten būna tas pats. Dažniausiai būna tas pats ir dar blogiau. Daugam dar taip pat skyrybos tai yra lygų nesėkmė, tokia vidinė asociacija. Ir jeigu, pavyzdžiui, mano santykiai sugriuvo, vadinasi, esu nevykėlis arba ten nevykusi kažkokia tai. Ir tai labai dažnai kerta per savivertę, nes ten atsiranda ir socialinis spaudimas. Ypač, pavyzdžiui, moterims, kurios galbūt ten girdėjo iš savo mamų ar ten iš tetų arba ten apskritai iš savo artimų ir apskritai šiaip iš sociumo, kad šeima ten yra viskas, yra žudbūt, reikia ją išsaugoti, moteris turi pakentėti dėl vaikų, vaikai turi turėti tėvą, išsiskyrusi tu niekam būsi nereikalinga, ypatingai su vaikais ir taip toliau, tai va ir ten toksai socialinis spaudimas dar labiau blogina visą šitą situaciją. Ir maža to, kad neišeina paleisti, neišeina ir tada iš tikrųjų labai sunku emociškai. Bet ne vien dėl šitų priežasčių. Aš dabar noriu, kadangi šitas mūsų vakaro live ir vadinasi, kodėl taip sunku iš tikrųjų yra emociškai skiriantis, tai aš vis tik tai noriu dabar jau tikrai prieiti prie būtent šito klausimo, nes mes pakalbėjom ir vaikus palėtėm ir kažkokius tai jau ten aspektus palėtėm. Bet einam dabar prie to vis tik tai svarbiausio klausimo. Visgi todėl, kad mes nesame autonomiškos asmenybės. Mes visi esam labai stipriai linkę įklimpti į santykius. Priklausomais tampame nuo to žmogaus. Ir ypač moterim čia yra problema, nes vyrai, žinokit, jie aktyvesni, pas juos emocijos, tenai dopaminas kunkuliuoja santykių pradžioj. Ir vyrai, jeigu ten jau tikrai patiko moteris, pamilo tą moterį, tai jisai ten jau viskas, jau gatavas pulti vesti prie altoriaus ir ten didžiausia meilė ir tenai santykiai. Tai vyrai visai aktyvus labai pirmoje santykių stadijos pusėje. O moteris, jos, kadangi jos tokios, jos kitokios ir jos pirmiausia turi dažniausiai
pajausti, išbūti, suprasti. Pas juos meilė, va ta tokia atsiranda, aš noriu apie ten seksualinį potraukį aš nekalbu, bet ta tikra meilė pas jas atsiranda vėliau, su tuo pripratimu, prisirišimu. Duok moteriai su vyru pabūti pusę metų, viskas, jinai jau prilimpa, jinai klimpa, jinai jau prisiriša prie jo. Ir pas moterį kaip tik pas ją aktyvumas, emocinės priklausomybės išsivysto jau tokios, vėliau jau, ne taip kaip pas vyrus. Ir vat, joms ir yra sunkiau visą laiką išeidinėti iš santykių. Nes vyrai, tai jie jau po to kaip tik pas jos pradeda slopti, jos reikia kaip tik jau kurstyti, dopaminą reikia kurstyti. Ir jiems tada naujas trofėjus pasirodo horizonte ir jie nubėga, viskas, jie nubėga to dopamino. O pas moteris ne, pas jas tik oksitocinas pradėjo gamintis, tik jau čia pradeda gauti meilę, švelnumą, prisirišimą ir panašiai. Ir jau, o tas, žiūrėk, jau kažkur tai ten išbėgo gaudyti dopamino, išbėgo medžiot kažkur tai kitur. Tai va, tai žodžiu, sakau, moterim šitas aspektas yra sunkesnis. Ir kas dar svarbu, pavyzdžiui, jeigu moteris yra tokia, žinot, auka, arba moteris yra perdėtai tokia infantili, neturinti bazinės vidinės atramos, nebrėžianti asmeninių ribų, kuri neneša atsakomybės už savo gyvenimą. Dažniausiai, aišku, tokios moteris kaip taisyklė gyvena būtent toksiškose santykiuose, nes auka visą laiką turi turėti budelį. Čia jau taip yra. Ir va tokia moteris, jeigu jinai lieka viena, ne, jinai vis viena, jinai juk tą atramą nevagaudavo iš partnerio, suprantat, ir ji iš karto lieka dideliai priklausomybei. Net ne nuo to žmogaus, įsivaizduokit, o dažniausiai nuo ko tokios moteris, kaip jums atrodo, lieka priklausomybėje. Ogi nuo kančios, įsivaizduokit, nuo negatyvių emocijų. Va tokioms moterims trūksta būtent jų, būtent kančios trūksta ir būtent va šitų negatyvių emocijų. Išsiskyrimas sukelia skausmą, taip, sukelia skausmą ir ne tik dėl meilės praradimų, ne tik, bet ir dėl gilių psichologinių, biologinių bei emocinių mechanizmų. Ir kurie, žinokit, jie veikia mūsų kūną, jie veikia mūsų protą. Ir tai ne tik liūdesys, kad nebėra to žmogaus šalia, bet tai yra, daugam tai yra kaip vidinis žemės drebėjimas. Viskas, ne, pasaulis sugriuvo. Ir tas žemės drebėjimas, jis atima iš po kojų pagrindą, atima saugumą, emocinį saugumą, sukrečia identitetą ir kas svarbiausia, keičia smegenų chemiją. Va apie ką aš noriu, dėl ko yra taip sunku, nes keičiasi smegenų chemija. Ir jeigu mes santykiuose nebuvome arba, žinokite, nesame autonomiškos, natūralu, kad skyrybos palieka arba paliks skausmą. Paliks tokį jausmą didelį, kad liktai būtumėt pametusios dalį savęs. Ir kada žmogus tampa per daug priklausomų nuo partnerio, visom prasmėm, tiek emociškai, tiek psichologiškai, fiziškai, jos smegenys, viskas į tą ryšį laiko būtinu išgyvenimui, įsivaizduokit. Ir jiem galvo, viskas, aš dabar be ryšio, be šito santykio, viskas, aš dabar jau numirsiu. Jeigu viduje nebuvo tvirtos savasties, jeigu nebuvo aiškių ribų ir jeigu nebuvo atsakomybės už savo gyvenimą, tada partneris tampa kaip atrama. Tai tokia atrama, sako, už vyro kaip už mūro, kaip už sienos, ne? Ir kuri lyg laiko visą sistemą. Ir kai tas mūras sugriūva, lieka kas? Lieka tuštuma. Ir ta tuštuma, jinai kuom užsipildo? Užsipildo skausmu, užsipildo kančia. O kartais iš tos kančios ir iš tos skausmo, tokių desperatiškų bandymų sugrąžinti buvusi partnerį. Nesvarbu, kad santykiai buvo toksiški. Visiškai nesvarbu. Ir svarbiausias aspektas, tai vis tik tai čia suveikia biologija. Biologiniai mechanizmai. Nes kada jūs esate, kada mes esame stiprioje streso būsenoje, mūsų organizmas išskiria streso hormonus. Apie tai jau sakiau ne vieną kartą. Jeigu kas nors girdėjote, tai pasikartosite. O jeigu kas nors negirdėjote ir klausote pirmą kartą, tai organizmas streso metu išskiria streso hormonus.
be kortizolio, be adrenalino kyla ir netgi prolaktino lygis. Ir mums dažnai prolaktinas, tai tokia asociacija, kad tai turi būti susijęs su moters krūtimis, kada maitinamas kūdikis, tada prolaktinas. Ne tik tai, žodžiu, o iš tikrųjų prolaktinas, ką jisai daro? Ogi jisai, žinokite, stabdo laimės ir džiaugsmo hormonų gamybą. Jisai sutrikdo ovulacijos procesus, sutrikdo menstruacijas. Ir netgi, žinokit, moterį gali privesti prie psichozių, nes nėra nei laimės, nei džiaugsmo, viskas. Prolaktinas, jisai visą tai blokuoja, stabdo laimės ir džiaugsmo hormonų gamybą. Ir visa tai, visi šitie išsiskyrę streso hormonai, padidėjęs jų kiekis, vėl mes išeiname iš balanso ir tada mūsų laimės, aišku, hormonų gamyba sulėtėja, o galbūt net iš viso sustoja. Jeigu ten nuolatinės ašaros, jeigu pastoviai verkiam ar taip toliau, tai apie kokius ten laimės hormonus mes galim kalbėti. Ir jeigu prieš tai, pavyzdžiui, moteris jautėsi nesaugi, nepakankama, priklausoma nuo tų santykių kaip pagrindinio džiaugsmo šaltinio, tai va šitas emocinis, tas hormonų, tai yra disbalansas, tai dar labiau sustiprina chaosą, dar labiau padidina. Ir priveda, nežinau, ten iki psichozių vairiausių, iki depresijų, iki netgi norų, iki savižudybių, iki ko tik tai tenai nebūna. Ir kadangi labai sukyla daug tų streso hormonų, kad visas taip mūsų organizmas yra taip sudėliotas, sukurtas, kad mes neįsikraustytumėm iš proto, kad moteris neįsikraustytų. Čia dabar visi daugiau moterim taikau šitą laivą. Bet pas visus taip pat yra, reiškia, mūsų organizme prisigamino toks hormonas kaip beta-endorfinas. Irgi apie jį kalbu ir kalbu apie tą beta-endorfiną. Beta-endorfinas yra natūralus skausmo malšintojas. Bet bjauriausia tai, kad jisai veikia kaip opiatas. Jisai stabilizuoja centrinės nervų sistemos darbą ir jisai lydi šoko ir postresinės būsenas. Jis yra tokia kaip gamtinė nuskausminamoji priemonė ir vadinamas endogeniniu opiatu, bet jisai veikia mūsų smegenis kaip narkotikas. Bet suprantat, kaip narkotikas, kuris sukelia malonumą nuo kančios. Va čia yra visų dramų karalių ir karalienių egzistavimo, išgyvenimo šitas mechanizmas, malonumas nuo kančios. Kuo daugiau kančios, tuo daugiau beta-endorfino, natūralaus skausmo malšintojo, veikiančio kaip opiato ir tuo daugiau malonumo iš to kančios. Įsivaizduokit. O kadangi prolaktinas jisai blokuoja laimės ir džiaugsmo hormonų gamybą, tai kas gaunasi kančia, gaunasi vieninteliu kaifo šaltiniu. Vieninteliu malonumo šaltiniu, įsivaizduokit. Todėl ten ir norim tos kančios nesąmoningai, todėl iš savo minčių ir nepaleidžiame to žmogaus. Pavyzdžiui, ką daro moteris, seka tą žmogų, žiūri ten jo Facebooko profilį arba ten Instagramo profilį, su kuo jisai, ką jisai ten dabar ir ten taip toliau nuolat galvoja, ten, žodžiu, nuotrauką žiūri ir panašiai, nes taip ką daro, gamina dar daugiau beta-endorfino. Ir taip moteris ne tik tai kenčia, bet jinai, įsivaizduokit, paradoksalu, jinai pripranta prie šios būsenos. Nes beta-endorfinas, jisai sukuria tokį malonumą iš kančios mechanizmą. Malonumas iš kančios. Ir visas pasaulis yra pasodintas ant beta-endorfino. Pažiūrėkit, visi serialai, visos muilo operos, visur išgyvenimai, dramos yra, kad daugiau po žmonės irgi visi žiūrėtų ir pas jos irgi gamintųsi streso hormonai, kad matytų ten tuos išgyvenimus, tas scenas ir taip toliau. Ir tada ką, daugiau perka vaistų, daugiau perka narkotikų, daugiau perka alkoholio ir taip toliau, nes visas tas emocijos, kurias sukyla, po to žmonės dažniausiai nori kažkuom tai numalšinti. Taip? Tai va, ir kas užtat ir gaunasi, kad kada daug streso, laimės hormonai yra užblokuoti ir kas gaunasi, kančia gaunasi vieninteliu stimulu, kuris išlaiko emocinį intensyvumą. O mes visą laiką norime emocinio intensyvumo.
Tai gerai, kada tas emocinis intensyvumas yra nuo laimės hormonų. Na, pastovus džiaugsmas, laimė, ten sveikas gyvenimas, sportas ir taip toliau. Bet dėja, kai stresas, visa tai blokuojasi. Suprantat? Ir jeigu žmogus sąmoningai neina gaminti laimės hormonų, neina gaminti dopamino, ten serotonino, tai prasme, nu ką reiškia eina į sporto salę, pavyzdžiui. Realiai sporto salę, kad pagamintų dopamino. Arba ten bėga į mišką, ne, pasivaikščioti eina. Ir taip toliau, kad kuo daugiau. Tai va, tai žodžiu, būtent tos moteris, arba nesvarbu, tai ir vyrams lygiai taip pat, žodžiu, negali paleisti savo buvusių, nes jiems reikia beta endorfinų. Jiems reikia vėl tikrinti socialinius tinklus, grįžti mintimis į santykius, nes tai iš naujo vėl paleidžia beta endorfino gamybą. Ir suteikia tokią iliuzinę taip pagalbą. Žodžiu, kad šitas ciklas nutrūktų, bet čia, žinokit, reikia ne tik laiko reikia, čia labai didelio sąmoningumo reikia ir labai sąmoningo darbo su savimi. Ir vat, iš tikro išsiskyrimas, na, jisai gaunasi toks, suprantat, tokia didžiulė pamoka dar ir dėl to, kad vat, reikiagi pagaliau pasižiūrėti, kas darosi mano galvoje, kaip aš iš viso reaguoju į savo gyvenimą, ten, pavyzdžiui, netektis, įvykis visokius. Kiek aš esu nepriklausomas, nuo kažko, nuo kito žmogaus, kiek aš esu savo identitete, kiek aš turiu tvirtą dvasinę, tokią, tvirtą stuburą, tvirtą ašį vidinę dvasinę, ne? Ir čia vat, dar mums padeda turbūt ieškoti atsakymų į klausimą, kiek mano santykis su savimi yra tvirtas, kad aš likčiau stabilus netgi tada, kada šalia nieko nėra. Tai va, būtent nuo šitų atsakymų iš tikrųjų priklauso, ar išsiskyrimas taps tokia visiška krize, kuris įkalins skausmo, kančios, bet endorfino kalėjime, ar vis tik tai taps tokiu, žinot, gyvenime vis tik tai transformuojančių lūžių, kuris išmokins sveikesnio požiūrio į save, sveikesnio požiūrio į santykius, žodžiu, į santykius tiek su savimi, tiek su kitais žmonėmis. Tai va, ir ar jums pažįstamos šitos būsenos, dramų karalienės ar dramų karaliaus? Aš tai, žinokite, buvau visiška dramų karalienė, tikrai neslėpsiu. Mano gyvenimas toks, žinokit, buvo tikrai toks dramatiškas, aš tokia buvau reikšminga savo dramose, pas mane tiek visko vyko. Aš ten savo gyvenimą, ankstesnį gyvenimą, tai net negaliu pavadinti serialų Santa Barbara, pas mane vyko tikrai Twin Peaksai. Ir dabar aš jau labai sąmoningai supratau, kad būtent visos tos dramos labai kėlė daug streso hormonų. Ir ten buvo pripratimas prie būtent beta endorfinų. Ir tik tai, kada tą suvokiau, sąmoningai pradėjau kažką tai savo gyvenime daryti, kad vis tik tai keisti šitą. Keisti, kad kuo mažiau dramų, kuo didesnis neutralumas, kad būtų į visus įvykius, visus vykstančius mano gyvenime. Ir ieškoju atsakymų į klausimą, vis tik tai ne už ką man tai dabar, ne už ką čia man dabar tokia kančia, bausmė ar kažkas tai, bet ko mane tai moko. Ir svarbiausia mintim turbūt išsikėliau tą, kad vis tik tai aš visą laiką gaunu kažką tai geriau. Ir reiškia, kažkoks kūrėjo planas yra geriau, kažkas yra geriau, ruošiama man yra kažkas geriau. Ir aš turiu rinktis tą laisvės kelią, išėjimo iš beta to endorfino kelią, iš tos priklausomybės, iš tos dramų karalienės. Ir tai tikrai nebuvo lengvas kelias, žinokit, mielos moteris, tai tikrai nebuvo lengvas kelias, tai buvo labai, netgi sakyčiau, sudėtingas kelias, trukęs 10 metų. Ir užtat aš, žinokit, sugalvojau padaryti va šitą kursą, energetinės skyrybos, laisvė po skyrybų, kaip išgyventi skyrybų skausmą ir panašiai, tam, kad pakviesti moteris, kurios dabar yra šitame procese, yra šitame sunkume, yra šitoj nelaisvėj, nuo partnerio, nuo tų buvusių, nuo tų visų, nuo minčių, kurios sunkiai išgyvena skyrybas, kuriom dabar yra tiesiog sunku ir kurios nori suprasti tiek priežastis, tiek kodėl, pavyzdžiui, mes
kurse nagrinėsim dar giliau, kodėl taip sunku paleisti. Mes nagrinėsim visus į santykių įėjimo mechanizmus, santykių mechanizmus. Ir kaip daryti vis tik, o kągi daryti, kaip pradėti kurti tos laimės hormonus, nes lengva pasakyti, kaip tapti priklausomai nuo jų, o ne nuo beta endorfino. Tai visą šitą mes nagrinėsim kurse, nes moterims, kurios yra išsiskyrusios arba besiskiriančiam, joms yra labai svarbu dar yra savivertės ir meilės savo reikalai. Ten labai svarbu susigrąžinti savo orumą, susitvarkyti ir su šitais aspektais. Tai kurse bus dirbama ir su tuo, ir kurse dar bus dirbama su išsilaisvinimu nuo buvusių partnerių, nuo visų energetinių ryšių, nes mes jų per gyvenimą daug ten prikūrėme. Tai bus tokios daromos specialios praktikos, energetinės skyrybos, kurių metu mes galim paleisti tuos buvusius, energetiškai nuo jų išsivaduoti, išsilaisvinti. Pirmiausia, tai padarom energetiškai, dvasiniam lygmenyje, po to viskas įvyksta, aišku, ir materialiam, fiziniam lygmenyje. Žodžiu, paleisti viską, atsikabinti, susigrąžinti visus sielos fragmentus, atiduoti visus sielos fragmentus, kad daugiau jokie buvę santykiai nedarytų mums įtakos ir mes galėtumėm pradėti gyvenimą nuo balto lapo. Taigi, mielos moteris, jeigu kažkam šita tema aktuali, tai sudalyvaukite. Visą informaciją apie kursą rasite apačioje po šito video, arba jūs tiesiog apsilankiusios mano tinklapyje gintaredavainienė.lt arba tiesiog mano Facebooko profiliuose, visur yra paskelbta, visur jūs tikrai galite rasti visą informaciją, visą kurso aprašymą. Ir jeigu jūsų tarpe yra moterų, kurios irgi kenčia, jūs galite pasidalinti šitą informaciją, padarysite gerą darbą. Aišku, nereikia niekam brukti, kai tavęs neprašo. Ne? Mes labai dažnai esam linkę brukti, kai mūsų neprašo. O reikia paklausti, ar tu norėtum, visą laiką paklausti. Ne? Gerai, dabar balsas pradėjo kimti. Dabar darysim praktiką. Nueikit, jeigu reikia į tualetą, nueikit atsigerkite. Ir per tą laiką, man kelių minučių reikia, nes kažkas tai balsas sustrigo. Šiek tiek esu peršalusi. Tai darysim praktiką. Nes kaipgi be praktikos. Vis tiek įdomi, labai teorinė dalis įdomi, bet praktinė dar įdomesnė. Reikės atsipalaiduoti. Užsimerkti. Ir kai busite pasiruošusios, parašykite pliusiukus. Darysim meditatyvinę diagnostinę praktiką, kaip skyrybos mane veikia arba kaip paveikė. Ir tikslas praktikos yra suvokti savo emocinę būseną, suvokti, kaip skyrybos paveikia arba veikia jūsų vidinį pasaulį. Ir parašykite pliusiukus, kai būsite pasiruošusios. Ar jau pasiruošusios? Jau matau pliusiukai. Gerai. Gerai, tai dabar įsipatoginkite, įsitaisykite patogiai, užsimerkite ir pradėkite giliau kvėpuoti, įkvėpkite per nosį, iškvėpkite per burną
Ir jauskite, kaip įkvėpdamos pripildote save oru, iškvėpdamos paleidžiate įtampą. Ir pakartokite tai kelis kartus, sutelkdamos dėmesį į savo kūno pojūčius. Per nosį įkvėpėte, per burną iškvėpėte. Jauskite, kaip vis labiau atsipalaiduojate. Įkvėpdamos prisipildote ramybę, o iškvėpdamos paleidžiate įtampą. Jaučiate, kaip jūsų kūnas vis labiau atsipalaiduoja ir atsipalaiduoja. Einat vis gilyn ir gilyn. Giliau ir giliau. Atsipalaiduojat. Ir dabar įsiklausykite į savo kūną. Kai jūs galvojate apie savo skyrybas, apie išsiskyrimą su kažkokiu tai žmogumi, arba apie kažkokią tai galbūt įtampą, didelę įtampą santykiuose, galite pabandyti pasižiūrėti ir savo santykius. Įsiklausykite į savo kūną, kur jaučiate įtampą. Kur jaučiat kūne įtampą? Gal galvoje, gal krūtinėje, gal gerklėje, gal pilve ar nugaroje. Ar yra sunkumo jausmas kažkur kūne? Gal kažkur spaudžia arba dilgčioja? Ir kokios spalvos arba tekstūros yra šita įtampa kūne? Leiskit savo vaizduotį atsakyti, leiskit parodyti. Kur kūne? Kas vyksta? Ir kokios spalvos arba tekstūros yra ši įtampa? Pirmiausia, tik ieškome įtampos. O dabar nukreipiame dėmesį į emocijas. Kokia emocija kyla, galvojant apie skyrybas arba buvusi partnerį? O gal esame partneriai? Pyktis, liūdesys, nerimas, beviltiškumas, tuštuma. Kokia emocija? Ir ši emocija yra šviežia ar sena, nusėdusi jau giliai viduje? Ką dabar jaučiate? Kokia emocija sukylo? Jūs jau dabar žinote jos vietą savo kūne. Ir dabar leiskite savo įvardinti, ką iš tikro jaučiate, kokią emociją. Ir dabar, jeigu šitą emociją turėtų balsą, ką jinai pasakytų jums? Ką jinai pasakytų? Leiskite savo emocijai pasisakyti. Ką jinai jums pasakytų? Jei ši emocija turėtų balsą, ką ji pasakytų? O dabar įsivaizduokite, kad skyrybos ar tas išsiskyrimas ar blogas santykis yra daiktas arba objektas. Ir dabar jums reikia jį pamatyti priešais save. Ir kas tai būtų?
Gal kažkas kaip duris pamatysite, gal kažkam, pavyzdžiui, skaldytas veidrodis, suskylęs veidrodis, gal kažkam sunkus akmuo. Ką matote priešais? Kaip tas objektas atrodo? Pat sukurkite priešai save savo skyrybas arba savo santykių dabar esamą situaciją. Kaip objektas, kaip atrodo? Ar keičiasi? Ar norisi jį paliesti, ar nuo jo atsitraukti nuo to objekto? Jis mažas ar didelis? Ir dabar pasižiūrėkit, šitas objektas ar artėja link jūsų, ar jau tolsta. Ir įsiklausykit, kokius žodžius jis jums sako. O gal tyli. Ir kokius jausmus tai sukelia. Kokius jausmus tai sukelia. Dabar tą objektą patraukite į šoną ir dabar priešai save sukurkite savo pačios būsimą versiją. Tai yra taip, kaip jūs atrodote po metų. Kaip jūs ten atrodote? Kaip jūs ten jaučiatės? Ar esate džiaugsme, ramybėje? Ar vis dar nešate šį sunkumą? Ar vis dar jums svarbus tas objektas skyrybų, kuris dabar stovi šone? Kokią save matote po metų? Kokie jūs ten? Ir kokie jūs tame kontekste per santykį su tuo objektu, su tomis skyrybomis, to išsiskyrimo ar to sunkių santykių? Kaip jūs visą tai reaguojate? Ir ką ši jūsų pačios ateitie, jūsų versija jums nori pasakyti? Kokius žodžius perduoti? Ar norite kažką atsakyti? Dabar tam turite 1 minutę laiko. Pasikalbėkite su savo versija iš ateities.
Pažvelkite dabar į tą objektą, į skyrybas, į tą išsiskyrimą ar tą sunkų santykį. Pažiūrėkite į save iš ateities, kaip jaučiatės dabar, kas pasikeitė. Koks dabar jausmas? Ar jaučiate dar tą sunkumą, kurį jautėte pradžioje? Ar jisai sustiprėjo, ar palengvėjo? Ir dabar jau pamažu grįžkite į savo kvėpavimą natūralų. Pajauskite, kaip jūsų kūnas vėl prisipildo ramybės. Įkvėpkite ir iškvėpkite, įsisąmonindamos savo dabartinę būseną. Po truputį pajudinkite pirštus, pečius. Suvokite aplinką, kurioje esate. Ir kai būsite pasiruošusios, lėtai atmerkite akis. Ir pasidalinkite grupiai, kaip sekėsi, ar pavyko pamatyti, kaip jums pavyko meditacija, šitą terapinę praktiką. Kaip jaučiatės? Kokias emocijas pajutote? Ką simbolizavo jūsų skyrybos? Kaip atrodė jūsų ateities versija? Sau būtinai užsirašykit. Ir čia jau žiūrėkite pačios, kaip jums, kas jums, jeigu labai sunku, jeigu ten niekas mažai pasikeitė, jeigu jūs pati iš ateities dar save matote, kad visiškai nesusitvarkote, tai nelaukit, mielos moteris, kreipkitės pagalbos, atvykite, kreipkitės į individualią konsultaciją, panalizuosim jūsų situaciją, jūsų tą problemą, tikrai pabandysim kažkaip tai išspręsti, padėsiu pagal savo kompetencijas. Ir arba registruokitės į kursą, nes kurse mes būtent dirbsime, kad tas ateities vaizdinys būtų kuo ramesnis, kuo šviesesnis santykėje su tuo objektu, su skyrybų objektu. Ir kad tas skyrybų objektas sumažėtų visiškai ten, žodžiu, iki mažo taškelio, arba kad iš viso išgaruotų tiesiog energetiškam, tam energetiniame plane, kad jūs taptumėte laisvus, visiškai laisvos. Čia va tikrai tokia labai gera diagnostika šitą meditaciją, nes jūs jau galite pasižiūrėti, kaip jūs tvarkotės, kaip jums pavyksta tvarkyti savo santykiuose. Ar jums ten dar labai sunku, ar vis tik tai kažkoks yra tikrai palengvėjimas, šviesa kažkokia tunelio gale ir taip toliau. Tai va, tai jeigu reikia pagalbos, kreipkitės ir dabar jeigu turite kažkokių tai klausimų, klauskite, parašykite, jeigu kažkas tai domina. Nes iš tikrųjų, norint atsigauti ir pradėti naują gyvenimą, tai tikrai, žinokit, yra labai reikalingas sąmoningas atsiskyrimas nuo praeities. Labai reikalingas darbas su saviverte, darbas su savo emocinėmis būsenomis. Labai svarbu pagalvoti apie savo ateitį, ko aš iš tikrųjų noriu, labai svarbu naujų tikslų kūrimas. Tai taip ir karjera, tai ir kelionės, tai ir hobiai,
Aišku, labai svarbu profesionali pagalba. Tikrai, jeigu reikia, jaučiate, tai būtinai kreipkitės. Terapeutus, coacherius, grupinės terapijos, psichologai, psichoterapeutai, ieškokite pagal tai, kas jums tinka, pagal tai, kas rezonuoja ir dirbkite su savimi, tikrai neužstrikite toj kančioj. Aš suprantu, kad bet endorfinas tai yra, jisai taip sukelia narkotinę priklausomybę, bet nuo narkotikų priklausomybės irgi galima išsivaduoti. Tik reikia labai to panorėti, reikia pirmiausia tai suprasti, įvardinti, kad taip aš tą turiu, pripažinti, kad aš tą turiu, priimti, kad aš tai turiu. Ir nes kuo mes labiau norime kažko tai atsikratyti, tas mūsų gyvenime dar labiau dauginasi. Tai va, ir aišku, reikia susikurti ir finansinį saugumą, kad būtų tas jaustųsi saugumas, stabilumas. Tai va, žodžiu, taigi labai kviečiu sudalyvauti kurse jau greitai. Ir jeigu jūs kada nors šitą video žiūrėsite vėliau ir kursas jau ten bus įpusėjęs arba pasibaigęs, tai jį irgi galėsite įsigyti mano tinklapyje, video įrašai po to parsidavinės, bus galima įsigyti ir sudalyvauti lygiai taip pat ir užduoti man klausimus ir, žodžiu, rašyti ir gauti atsakymus. Taigi, kaip matau, klausimų neturite, nieko neklausėte. Tada ką? Tada linkiu, nors parašykite, ar buvo naudinga, ar buvo įdomu, ar kas jau pamatėte, kažką atradote, nors keliais žodžiais parašykite, faina būtų gauti atgalinį ryšį. Audra rašo, man palengvėjo, aš mačiau savo baltais rūbais laiminga. Skyrybos buvo mažas virdulys, nutolo nuo manęs, jaučiu palengvėjimą. Labai fainai, buvo geras jausmas, paliekant tai, išgyvenant ir kartą. Labai, matot, kaip gerai, viskas kažkam tikrai praktika labai pasitarnavo. Taigi, mielosius, džiaugiuosi, kad pasitarnauja tai, ko dalinuosi. Džiaugiuosi, kad šitos žinios jums svarbios, reikalingos, įdomios. Ir dar tada tariu, kaip visada, iki kitų susitikimų, iki kitų pasimatymų mūsų. Jeigu kas nors svarbu, aktualu, rašykite, klauskite, registruokitės į konsultacijas, dalyvaukite mokymuose, kursuose. Jeigu rezonuoja, tai labai tikrai kviečiu sudalyvauti. Visuose mano daug aš visokių dalykų darau. Kelionės taip pat kviečiu, moterų kelionės. Prie progos pasitaikius pakviesiu jūs į Italiją, nes tikrai organizuoju daug patyriminių kelionių į Italiją. Tai irgi aprašymus apie mano keliones rasite tinklapyje mano gintaredavainienė.lt. Ir didelis tikrai pasirinkimas, kovo mėnesį Venecija, balandžio mėnesį Apulija, Komo ežeras, Gardos ežeras, šitie ežerai yra nuostabus balandžio mėnesį, nes ten tiesiog yra visterijų žydėjimo metas, ten taip gražu, ten taip kvepia, ten toks pasakiškas grožis. Gegužį Ligūrija, Cinque Terre, Komo ežeras kartu su kolegė Milda Sabienė, po to palaukit, kas tenai. Birželį į Siciliją planuojam, Liepą į Toskaną, levandomis kvepianti Toskana kelionė bus. Žodžiu, daug kelionių, daug visko, apsilankykite puslapyje, pasižiūrėkite tikrai, jeigu aš jums rezonuoju kaip vadovė, kaip lektorė, kaip žmogus, tai kviečiu vykti drauge su manimi, nes tos kelionės iš tikrųjų būna labai tikrai tokios, fainos kelionės būna. Tikrai labai gera visai, kas su moterim turim laiką. Aldona rašo, sunkumas atsirado kojose, bet supratau, kad išsiskyrus būtų labai sunku. Jau tokią patirtį esu turėjusi. Ačiū už meditacijos vedimą. Prašom, mielosios, prašom. Tai ką, tada visoms tariu iki kitų susitikimų. Gero likusio vakaro. Ate.